Pirmiausia, tai mes esame patenkinti, kad šiandieną įveikėm. Buvo tikrai sunki nervų kova. Lieka, aišku, tie paskutiniai prisiminimai paskutinių metų, kur jie mus pastoviai veikdavo. Ir galbūt tai įnešė papildomas emocijas, papildomą jaudulį. Šiandieną parodėm, kad kartais kaip galim žaisti gražų krepšinį, bet tuo pačiu kartais, kai nesusivaldydavom, viskas byrėdavo iš mūsų rankų. Tikėtis, kad kitos rungtynės bus kitokios, čia yra Jugoslavijos mokykla ir visos rungtynės bus labai ir labai sunkios. Galvoju, kad šiandieną blogai kovojame dėl atšokusių kamuolių ir tai jau kalbame nebe pirmą kartą. Ir žaidėme gerą gynybą ant Bob Makalė, kas buvo galbūt vienas iš sėkmės kalvių. Galvoju, kad kai kurie žaidėjai žaidė per daug ir norėtųsi geresnės rotacijos, nes daug rungtynių per 6 dienas, 5 rungtynės. Treneri, tos geros atkarpos buvo, kuomet žaidėt greitą puolimą, ne? Kada apsigindavome, kada atkovodavome kamuolį, mes žaisdavom tokį lengvą greitą puolimą, bet pažiūrėkit, koks buvo mūsų jaudulys. Mes pirmoji pusė dabar, kad jums nepameluoti, iš 11 ar 10 greitų atakų mes įmetėm tik 3 ir padarėm 3 klaidas, kur turėjom aiškę kiekybinę persvarą, geresnės padėtis ir visą kitą. O dabar tas dalykėlis susitvarkyti su tais visais dalykėliais. Iš ką gavo techninę pažangą? Aš taip ir nesupratau, ar Soliukas, ar aš, kažkas iš mūsų kažką ne taip užkalbėjo, bet kaip matot, šiandieną buvo pakankamai daug tų techninių pražangų, buvo narvuotos rungtynės. Čia nenoriu įsiplėsti daugiau. O Linas Kleiza tarsi neranda savo vietos, ar tai tiesiog kažkoks laikinas dalykas, ar toks krepšininkas? Aš be abejonės įsitikinęs, kad tai tik tai dalis galbūt šios dienos rungtynių ir čia paprasčiausiai gerai labai ėjo rungtynės abudu jauni žaidėjai ir nebuvo prasmės kažko tai daugiau ieškoti. Bet laukiu dar kartą labai daug kitų rungtynių. Mantas Kalnietis žaidžia 34 minutės. Čia yra blogai, apie ką aš kalbu. Bet mes negalime rizikuoti taip pat, kaip rizikuodavome per draugiškas rungtynės. Vadinasi, tai yra vienas jūsų didžiausių dabar rūpesčių, kaip sumažinti Mantui? Be abejo. Skirtingai negu per kontrolės rungtynės, Mantas Kalnietis dabar žaidžia antras rungtynės, labai rezultatyviai, tai jūs matėte kažką? Jisai žaidžia dabar toks daugiau kaip atakuojantis. Mes vis dar nesurandam tokio vadovaujančio. Ir čia yra mūsų pati didžiausia problema. Treneri, kalbant apie komandos nusiteikimą, šiandien buvo visiškai kitoks negu vakar. Apie tai buvo kalbama? Vakar irgi buvo nusiteikimas, tik vakar, žinot, buvo toks šaltas dušas, galbūt pasikalbėjom visą kitką. Matot, vis tiek žaidėjai turi tas jauduliukas pas visus yra. Bet jis turi pasibaigti, kada ginčio kamuolys iškrenta. Jeigu jis dar tvyro kažkiek tai ilgiau, tada jau blogai. Bet aišku, dar kartą sakau, jūs labai teisingai pastebėjote, Kalnietis žaidžia per daug minučių ir mums reikia šitą klausimą įspręsti. Makedonijos rinktinės žaidėjai, treneris viešai apkaltino Ispanijos teisėją, netgi pavadino tai tarsi jo kerštas. Jūs irgi dalyvavote šiose varžybose. Jūsų komentaras, jūs išvelgėte? Nenoriu kalbėti apie teisėjus ir manęs neklauskite. Treneri, ar galima sakyti, kad Latvijai parankesni varžovai nei buvo Serbijai Makedonijai? Žinot, Latvija yra labai pavojingas varžovas. Aš net nežinau, kas yra favoritas tose varžybose. Jie žaidžia atsipalaidavę lengvą krepšinį. Jūs uždėjot mum epitėtą favoritai, kas labai slegia ir ne visi mūsų susitvarko. O kada žaidžiamas lengvas krepšinis, toks kaip draugiškos varžybos, iš karto tas taiklumas pagerėja, atsipalaidavus visą kitką. Man labai bus įdomu, kaip jau reikės išlošti, kokios bus rungtynės. Mes kol kas žaidžiam sunkų krepšinį. Ar vėl mesite žai tritaškių? Žinot, visi norim išlošti ir stengiamės daryti tai, kas mums yra geriau, ką mes galim geriau padaryti. Jeigu mes, pavyzdžiui, su serbais mes labai skubėjom tos tritaškius, mes tiek daug metėm tritaškių ir laisvų tritaškių ir mes prametėm, tai kokia prasmė vėl griebtis to paties, o jeigu pramesim. Aš nedraudžiu mesti tritaškius, bet reikia išieškoti vis dėlto
mūsų stipresias pusės susikurti persvarą ir tada jau žaisti. Šitoks planas.